Toliau vis dar tęsiu savo senų memuarų iliustravimą piešiniuose. Dabar laikas prisiminti tai, koks buvo tas momentas, kada kadaise aš gavau 1997 m. rugpjūčio mėnesio žurnalo Genys numerį. Tuomet buvo laikas jau po žolinės šventės, bet ir toliau dar vis buvo ta pati vasara, nors po truputį ir jau besibaigianti. Kadangi tuo pačiu mažėjo ir vasaros atostogų likusių dienų, nuotaika dėl to tik tai po truputį niurėjo, nes tikrai nelaukiau artėjančio rudens ir ypač nelaukiau naujų mokslo metų mokykloje. O tas pastarasis vakaras, kuomet aš gavau rugpjūčio mėnesio Genio numerį, buvo tikrai visai įsimintinas. Gražus, ramus, šiltas, saulėtas, vakaruose saulutė po truputį jau artėjo link leidimosi, o mes, visa šeima, prie sodybos esančiame dirbamos žemės sklype su grėbliais tvarkėme iš po miežių kūlimo likusius jų šiaudus, juos krovėme į žaginius ir į kupečius. Metęs į šalį grėblį, nuėjau keliuku link pašto dėžutės, pasiimti spaudos ir ten, ką jūs manote, radau įdėtą ir naują Genį. Parėjau atgal į savo ražienų lauką ir dirbti ten daugiau jau nebenorėjau, nepaisydama savo artimųjų piktų žvilgsnių, atsisėdau greta pievoje prie pat lauko keliuko nuo pat pernykščio rudens esančiose iškastose įvažose sunkiasvoriai mašinai ir su dideliu susidomėjimu pradėjau skaityti tą naują Genį. Iš šio žurnalo numerio sužinojau, kad vyko Vilniuje, Lietuvos televizijoje žaidimas vaikams Išgelbėk draugą, kuriame tarpusavyje varžėsi dvi skirtingos leidinių Genys ir Tukas skaitytojų komandos. Perskaičiau straipsnį apie kosmoso planetą Jupiterį ir jo palydovų įdomybės. Radau ir net visiškai naujos serijos galvosūkių žurnalo priede Genio gandas. 1997 m. rugpjūtis.